Ačiū. Ir su pačiom rungtynėm nusiteikinėti specialiai nereikėjo. Reikėjo nusiteikinėti, žinot, svarbios varžybos, šiek tiek jaudulys jautėsi ir šiaip po vakar varžybų gal buvo, kurie daugiau žaidė žaidėjų norint jautėsi, bet padarėm. Gerai, padarėm. Kas buvo sunkiausia? Šiandien Iš tiesų, trečiam kėliny tiek ketvirtfinaliai, tiek dabar juos įveikė, galima sakyti, komandas. Čia jau tokia nuostata buvo, į trečią ateiti taip jau labai rimtai. Žinot, yra noras laimėti, kautis ir parodyti, kad galim laimėti medaliuką. Tai išeini kautis iš visų jėgų. Be abejo, visi klaus ir kalbos apie tai, kokio varžovo finale laukite. Nežinau, abu varžovai stiprus, abu vienodai pajėgus ir prieš abu reiks sunkiai kautis. Bet prancūzus įveikėm? Prancūzus įveikėm. Žinau, manau nesvarbu, vis tiek reiks laimėti tą. Jonai, pačiam vakar nesiklijavo žaidimas. Buvo pykčio ant savęs šiandien kažką parodyti, reabilituotis kažkaip? Buvo, aišku, pykčio. Norisi kiekvienas varžybas sužaisti, kaip kiekvienas žaidėjas, manau, bet svarbiausia, kad vakar laimėjom, šiandien susiklostė kitaip ir džiugu. Svarbiausia, kad komanda laimėjo. Šiandien jau išrašė keletą labai gerų blokų, didesnį dėmesį gynybai skyrė, paskutinį puolimą žiūrėti. Svarbiausia visą laiką, kiekvienose varžybose yra apsiginti, po to užpult. Bet tie blokai pasitikėjimą suteikia paskui puolime, ne? Žinoma.